Tokią terasą gali pasidaryti kiekvienas iš jūsų pasidarėt ir ta terasa tikrai stovės 25-30 metų už termopušies kainą. Sudominau? Šitą frazę pirmą kartą paminėjau šių metų video, kada aš dariau video apie terasas iš plytelių. Ir tada pasipylė jūsų laiškai, nusivylę laiškai. Sauliau, meistras man atsiuntė kainą, toli gražu, kosmosas tos plytos. Stop, bičiuliai, jūs ne taip mane supratot. Jūs galite pasidaryti savo rankom. Tai reiškiasi, jūs perkat medžiagas, darotės pats. Tokiu atveju jūs skambinat medžiagų tiekėją ir sakot, friends, I need your help. Aš tą patį padariau, paskambinau MDS. Ir ką aš gavau? Gavau 2 lapus. Paskaičiavo 2 terasų sąmatą. 50 kvadratų. Tai yra vadybininko skaičiavimai. Plikas 50 kvadratų, visiškai vadovėlis. Ne? Viena termopušies terasa. Taip, su termopušies gulekšniais su kitai. Medžiagos 5222. Plytelės, porcelianas, metalinis karkasas 4273. 1000 pigiau. Medžiagos daryti plytą yra pigiau. Aišku, jeigu jūsų lūkestis yra kitoks, aš turiu namą, aš noriu terasos prie namo. Tada jau įsijungia visai kita matematika. Ką aš turiu omeny? Žiūrėkit, šitas objektas mes padarėm porcelianui 60 metrų pjūvio. 60 metrų vien pjaut plyteles, sudėti jas, kad turėtų. Plytelės pjavimas. Paėmiau skelbė LT, kas pjauna plyteles. Paskambinau ir klausiu, klausyk, man reikia pjauti plytelę. 2 cm porcelianas. Kiek metras? 15 eurų. Tokį skaičių man įvardinti. 60 metrų pjovimo, 900 eurų vien pjovimas. Išverskim tai į termopušį. Termopušies kvadrato gamyba 35-40 eurų. Už tą patį plytelių pjovimą aš galiu nusisamdyti meistrą, kuris už tą pačią sumą padarys apie kiek? 22-25 kvadratus gryno terasos ploto. Porcelianas laikui ir dėmesiui labai imli medžiaga. Ir labai parodo visus paklydusius milimetrus. Todėl laikas dirbant su šita medžiaga, oi kaip greitai sukasi. Todėl jūs nesitikėkit, kad meistras, kuris dirba su medžiu, kainuos lygiai tiek pat, kiek meistras su aliuminiais, metalais ir su akmeniu. Tai va, bičiuliai, aš turėjau omeny, kad medžiagos šitai terasai kainuoja pigiau, bet darbas toli gražu.